Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Adventas ypatingas laikas. Tai 4 savaitės nuo Švento Andriejaus iki Šventų Kalėdų trunkantis rimties, susikaupimo, maldingo ir džiugaus laukimo metas. Na, vienas pagrindinių Advento akcentų tai pasninkas. Ką valgė mūsų protėviai per Adventą ir ko privengė? Apie tai mums papasakojo folkloro ansamblis Žaisa, kurio dainininkės prigamino įvairių adventinių patiekalų ir Kauno tautinės kultūros centre surengė šventinę vakaronę su vaišėmis ir Advento dainomis. Sodino brolis, Žaisoje dainuoja dainininkai iš visų etnografinių regionų. Tad ir patiekalai ant stalų puikuojasi iš įvairių Lietuvos kraštų. Papasakosim, kokiegi čia patiekalai, kiekviena šeimininkė mūsų gamino skaniai. Ir sekė labai receptus senuosius, kuriuos mes išsirinkom iš tokios labai gražios knygos, kurią išleido Nijolė Marcinkevičienė. Na, jinai dirbusi ilgą laiką Lietuvos nacionaliniam kultūros centre ir važinėjusi po visos Lietuvos kaimus, surinko daug visokių valgių ir sudėjo į tą gražią knygą. Ir mes dabar pasinaudojom ir pasižiūrėsim, įvertinsit, kaip mums sekėsi. Bet dabar pirmiausia, tai susipažinkim. Susipažinkim su regioniniais valgiais, kągi regionuose per Adventą valgė. Ir susipažinkim, kokiegi patys pačiausi buvo valgiai ant kūčių stalo. Na ir pradėsim turbūt nuo tų pačių svarbiausių valgių, kurie buvo ir Advente, ir kūčiose. Daivute, mes dabar turim parodyti savo patiekalus. Mes pirmos. Tai va, dabar aš parodysiu ir pristatysiu kūčią. Vat pats, sako, seniausias maistas, tai yra kūčia. O kūčia buvo gaminama labai paprastai. Įvairūs grūdai, miežiai, avižos, kviečiai, žirniai. Ir aišku, jie buvo gerai iššutinti, išvirti. Aš tą ir padariau. Ir dar pagardinau, na kuo? Medum tai būtinai, bet ir aguonom, žinoma. Ir kanapėm. Va, šitie 2 patiekalai, aguonos ir kanapės, tai buvo per visą Adventą labai svarbus ir tikrai valgomi. Ir tikrai skanu buvo. Viena svarbiausių grūdinių kultūrų per kūčias ir Advente yra avižos. Apie jas mūsų tautosakos lobynuose net ir pasakojimai išlikę. Susiginčijo kartą grikis su aviža. Grikis sako, oi, jeigu mane pasėtų į tavo vietą, tai aš taip užaugčiau, kad gaspadoriai turėtų iš namų įsikraustyti, nes nebūtų kur derlių dėti. O aviža sako, ką tu? Kokia iš tavęs nauda? Iš tavęs net kisieliaus kūčiom nepadarysi. Tai tik parodo, koks buvo svarbus avižų kisielius iki 20-ojo amžiaus. Jisai buvo per visas kūčias ir įvairūs regionai gamino įvairiai. Avižų kisielius dar turėjo ir kitą prasme, kadangi pas mergelę be žirgelio nenujosi, namuose darbų be žirgelio nenudirbsi, tai aviža visomis prasmėmis buvo labai svarbi. Ir sakydavo, kas avižas valgys, tas bus sveikas, tas bus darbingas, pas tą bus geras derlius, jeigu per kūčias valgys tą kisielių. Kisielius avižų
buvo gaminamas iš anksto, sugrūsdavo avižas prieš keletą dienų, šeimininkės taip, ir avižų kisielių reikėdavo parauginti. O tam, kad jisai gerai surūktų, tai šeimininkė išsirinkdavo patį pikčiausią žmogų šeimoje ir sakydavo, šaukdavo, ei, onute, kai tas sakydavo, ką jinai sakydavo, išrūk, aš tavo visą piktumą, visą rūktį į kisielių sudėsiu. Tai kisielių valgydavo įvairiai. Mano mama yra iš rytų Aukštaitijos, iš šiaurės, tai kisielių valgydavo saldžiai, su spangolėmis, su šitom. Kada nutekėjau pas vyrą į Suvalkiją, tai pasirodo kisielių valgo ir su kanapėmis, ir sūriai. Kitą dieną ir paspirgina, ir su spirgučiais pavalgo. Dar pridursiu prie Daivos pasakojimo, kad kodėl aš sakau, pats svarbiausias maistas ant kūčių stalo ir advente, tai kisielių aukodavo, tiesiog vėlėms aukodavo. Tai buvo apeiginis valgis vėlėms. Nakčiai, visada kūčių naktį padėdavo ant palangės ir, žiūrėdavo iš ryto ar paragauta ar ne. Vaikam šitą kisielių liepdavo aušinti. Vakare, kai išverda šeimininkės tą kisielių, išveja vaikus į lauką ir turi būtinai 3 kartus aplink trobą apibėgti. Ir dainuoti kisielius, parėję motiejus, šipa kumelaitė, riesta uodegaitė. Advento ir kūčių stalas neįsivaizduojamas be aguonų ir kanapių. Šie pagardai atkeliavę ir į mūsų dienas. Kai mes buvom mažutės, labai daug kanapių sėdavo, pilns maišas prikuldavo kanapių grūdų. Iš kanapių grūdų darydavo aliejų, ans buvo labai skans, į aliejų naudoja visur, įkepdavo toks paplotėlis, pas mum bundelam vadina, tarp tą alieją kanapių. Iš aguonų darydavo aguonų pieno, ne tik per kūčias, bet valgydavo aguonų pieno su bulvių koš, valgydavo su mežinių koš, vis mets. Gal ne vis mets, kai būdavo tikrą pienų gerdavo per pasniko, nemožn. Ir labai daug augina. Kanaps sėdavo, aguonų nesėdavo, aguonos pačios pasisėdavo. Vis daržą būdavo peln aguonų. Advento metu vos ne kasdienis valgis visose regionuose yra bulvės, kruopų košės, sriubos, taip pat raugintos daržovės. Dzūkų valgiuose ypatingai didelę dalį užima grybai. Dar dzūkai daug patiekalų gamina iš grikių, kurie gerai auga smėlingose Dzūkijos žemėse. Visgi, nors šis kraštas nėra toks turtingas savo ištekliais kaip pavyzdžiui Sūduva, išradingos šeimininkės geba prigaminti skaniausių valgių. Dzūkai taip sekdavo pasniko ir sakė, kad ten pas juos būdavo juodasis pasnikas. Nevalgė nei pieno, nevalgė nei kiaušinių, nei mėsos, o valgė tik augalinį maistą ir pupas, ten žirnius ir visą ką. Tai labai įdomiai jie elgdavosi su pienu. Jeigu karvė dar būdavo neužtrūkus, tai tą pieną, kai pamelždavo, jie pildavo į atskirą duonkubilį, kažkur šaltai pastatė ir visą adventą laikydavo ten. Jis aišku surūkdavo, bet nesugesdavo ir jau kai būdavo kalėdos, tada sūrį spausdavo ar, galbūt ir sviesto jau turbūt iš tokio pieno neišspausi. Tai va, o sviestą irgi atidėdavo ir laikydavo per visą adventą šaltai, bet patys nevalgė. Net vaikams savo dzūkai neduodavo nei sviesto, nei pieniškų produktų, nei kiaušinių. Aišku, kepdavo grikinius blynus. Grikiai gerai derėjo, Dzūkijoje tai kepdavo ir su visokiais pagardais valgydavo. Buvo tokie plezai. Kas tie plezai, Audrutė? Nežinai, kas plezai. O plezai tai buvo paprasčiausia ant kopūsto lapo, o dar geriau ant klevo lapo, jeigu neturėdavo kopūsto, tai ant klevo lapo prisirinkdavo iš rudens
kepdavo tarkius, tarkinius blynus iš bulvių tarkuotų, bandos jo, bet vat čia vadino kažkodėl plezais. Ir per adventą skaniai valgydavo. Jo. Na, aišku, galbūt ir labai norėjo tie dzūkai silkių, bet labai mažai turėjo silkių ir labai jos brangios buvo, nenusipirkdavo. Tai, na, net bulvės į rasalą mirkė, įsivaizduojat. Tik tai silkės rasalą naudojo, nes neturėjo, na, pagrindę silkių. Na, o kaip minėjo, tas sėmenų aliejus buvo pats pagrindinis aliejus ir nereikėdavo nei alyvuogių, nei saulėgrąžų aliejaus. O kava, kurie gerdavo, kaip jums atrodo, kokia kava būdavo? Miežinė, taip, miežinė kava. Miežinė kava. Ir labai mėgdavo vaikam duoti, nu vis tiek visą adventą ir cukraus nevalgydavo, ir cukraus labai brangus buvo. Tai, na, jau vaikam tai duodavo mutės. O kas ta mutė? Mutė tai, jo, dar kitaip vadinama mutinys arba dar kažkokį, tai aš ten žinojau pavadinimą. Nu, ubagienė. Tai ubagienė buvo vanduo, cukrus ir duona. Arba dar uogienės, jeigu turėdavo. Bet uogienės, aišku, nedaug turėjo žmonės. Nelabai jie naudojo uogienę. Na, vat, ir raugė, aišku, vat, kodėl dabar sako, kad rauginkit visas daržovės, o senovės lietuviai, dzūkai labai daug raugdavo. Ir burokėlius, tai galvom, nevirtus raugdavo, ir tai buvo labai sveika ir skanu, na, kopūstus, aišku. Na, agurkų turbūt dar tais laikais neaugino. Ir žinoma, pats pagrindinis patiekalas per visą adventą tai buvo bulbas, svagūnas ir druska. Kiekviena šeimininkė stengiasi kūčioms turėti silkės, o kai turi, tai sugalvoja ir kaip skaniau bei įmantriau ją patiekti. Čia ne blynai, čia silkė tešloje. Jau kas turėjo silkės, tai jau taip. Turtingas buvo. Tai turtingas buvo. Aišku, silkė reikėjo jau su visa galva, jau viskas būdavo su visa galva, su visko reikdavo nupjauti, sutvarkyti ir išmirkinti dar. Ir supjausti smulkiais gabaliukais. Tada paruošti tešlą. Tešla tai jau miltai ir vanduo. Ir reikdavo smarkiai plakt, kad daugiau įeitų oro, tada atrodydavo pasipūtus tešla ir atrodydavo, kad kiaušinis čia yra. Čia nėra jokio kiaušinio. Čia yra tik tai tokie blynai su silkė. Bet labai vaikai mėgdavo šitos tokius blynus su silkė. Jeigu dar keptas obuolys, matau, keptų obuolių yra, tai tiesiog delikatesas. Na, žinot, ne visi tos silkės turėjo tiek, kiek jos reikėjo, o šeimos buvo didelės, pamaitinti jas reikėdavo, tai jau dzūkai grikių visada jau turėdavo, ar ne? Tai aš pagaminau grikių bandeles, grikinės bandeles. Tai labai paprastai reikėdavo grikių miltų, užmaišom vandeniu, įdedam mielių, na, pasaldinam, aišku, ir suvyniojam, padarom kaip bandelės ir iškepam. Ir labai tokias bandelės, jos būdavo saldžios, jo parodyk, ir jas mėgdavo suvalgyti su aguonų pienu užsigeriant. Tai būdavo jau toks saldukas, saldus būdavo maistas, na va. Ir sakydavo, jau per kūčią, tai visada reikėdavo grikių būtinai kažko iš grikių suvalgyti, kad tais metais gerai derėtų grikiai. Na ir dar kitas maistas, tai būtų ne tik grikių turėdavo, bet ir žirnių turėdavo, ar ne? Tai čia iš tų žirnių pagaminom tokius pagal tokį tą receptą iš tos knygos, tai gurgūzus. Na, kodėl jie gurgūzai? Tai žirnius reikia gerai išmirkyti, išvirti ilgai, juos sugrūst, paskaninti cibulių paspirgytų ir
tiesiog imt tokiais, įdėti druskytės, aišku, pipiro, jeigu da kas tokio turėdavo, tai ir to pipiriuko paskaninti. Ir išmaišius imti šaukštų ir dėti į keptuvę, ar į tokį troškintuvę, ar žinot, ką žmonės turėdavo, ar tiesiog į puodą. Kodėl gurguzai vadinasi? Tai todėl, kad tokiu šaukštu, žinot, jis bandelį iš jo nepasidarydavo, tai tuo šaukštu dėdavo ir tokie kupstukai išeidavo, ir reikėdavo gerai užpilti sėmenų aliejum. Tai sėmenų aliejus labai pakeičia žirnių skonį ir tikrai labai skanu, labai susigeria ir taip pašauti į pečių, uždengti ir tam pečiui ten turi iššusti. Ir šitus gurguzus labai mėgdavo su pasnikiniais barščiais valgyti. O vaikam tai sakydavo žirnių valgykit daug, tai per metus verkti nereikės. Aš pagaminau bandeles su grybais, nežinau, visų čia klausinėjau, kaip jūsų krašte vadino. Vieni sakė bandelės, kiti sakė auselės, kiti piragėliai. Čia yra mėlynės tešlos piragėliai su grybais. O kaip Ramunė sakė, ir kopūstus raugė, bulvelės užaugo pas dzūkus, miltų turėjo. Tai čia tos bandelės, nesuklyskit, jos yra ne tiek jų čia, ta prasme, ne vienodos. Čia yra vienos bandelės, aš aišku jau susimaišiau, kur kas kokioj lėkštėj. Vienos bandelės yra su bulvėm įdaru ir grybais džiovintais, o kitos bandelės yra su kopūstais raugintais ir grybais, taip kad skanaukit. Dzūkija ribojasi su Sūduva, tačiau šie kraštai skiriasi savo žemėmis, gėrybėmis ir net kai kuriais kūčių valgiais. Sūduvos kraštas visai netoli tos Dzūkijos, ar ne, bet koks didžiulis skirtumas. Viską daro žemės. Kaip Dzūkijoje, tai pieskai, kalneliai ir miškai, o kaip Sūduvoje, tai lygios gražios žemės, bet papročiai labai panašus arba tokie patys. Ir ką dabar tie sūduviai, kaip jie ten tą pasniką laikydavo. Visko jie prasimanydavo, labai skaniai gamindavo ir to, ką turėjo. Bet aš manau, geriausiai apie sūduvius papasakos. Ne, nugi tikra sūduvė. Pažiūrėk, man, ašgi grina sūduvė. Nors aš atvirai pasakysiu, tai nežinau, aš sūduvė, bet tam krašte, kur aš užaugau, tai ten tokia uodegėlė išeina į Dzūkiją ir tarmė mano kiek kitokia negu tų suvalkiečių. Labai daug tokių dzūkiškų žodžių tame krašte yra. Už tai aš ir tuos patiekalus dzūkiškus pasirinkau. O ką darydavau sūduviai? Tas mūsų sėmenų aliejus yra visai pamirštas visiškai nepelnytai. Nes tikrai, kai paskaitai apie kiek ten visokių gėrybių jisai turi tikrai, ir tų visų omega ir 6 ir 3 ir kokių dar ten tų skaičių bet būtų, tikrai labai, tai visiems rekomenduoju, o dabar pradėkit pirkti sėmenų aliejų. Dar mama pasakoja, kad jis sėdavo judrę ir būdavo iš judrį spaudžiamas, bet kaip tas augalas atrodo, aš jau neatsimenu. Mama pasakojo, kaip ir tikrai būdavo spaudžiamas. Žinoma, aliejum neprasimaitinsi, nors riebalas yra labai sotus, sotumą laikydavo tikrai, bet sūduviai prisiraugdavo daug kopūstų, bačkas kopūstų prisiraugdavo ir augiant kopūstus visada dar įdėdavo į bačkos dugną galvučių. Ir tos galvutės būdavo ypatingai skanu, jas laupo ir pasakoja. Aš jau taip nebemačiau, jau kaip aš augau, tai jau nelabai taip. Be kopūstų dar labai mėgdavau raugti barščius. Tik barščius jau raugdavau į mažesnes bačkeles, ir iš tų barščių rasalo tai jau darydavau viską. Ir tas tokias pasnikinės sriubas darydavau, ir kaip užkandis būdavo. Kartais nelabai pavykdavo, žinot, tas raugimas gaspadinėm, ne visada barščiai užsiraugia gerai, kartais būdavo toksai tęsdavosi lygtai, bet ir to neišmesdavo. Sūduviai, žinokit, tie žmonės, kurie nieko neišmesdavo be reikalo. Ką gamindavo dar? Tai cibulinę, tai man atrodo ir žemaičiai tą patį, bet ir sūduviai gamindavo. Tai pirmiausia, reikėdavo smulkiai cibulį supjaustyti, gerai sutrint molinę mindę, užpilti vandenuku. Ir reikėdavo turėti jau silkutės. Tai tų silkių, kad ir ten būdavo, pirkdavo, kas jau išgalėdavo, tai
bačkas nusipirkdavo, bačkose, kas jau po silkutę, tai neišmesdavo galvos ir tų kaulų. Na, visada pavyniodavo, kaip mama sako, į laikraštį, bet anais laikais ir tų laikraščių nelabai būdavo, ar ne? Tai į popierį suvyniodavo, į pečių pakišdavo ir suskrudindavo, kol stipriai. Tada sutrina ir sudeda į tą cibulinę ir valgo ją su virtom bulvėm. Gamydavo tuos šližikus tokius, ir ne, tokie, o šližikai tai kas būdavo. Vienur vadina vienaip, o pas mus tai tokia padarydavo iš miltų ir vandens, padaro tokią iškočioją tešlą, ją supjausto rombais ir išverda paprastai vandenukė ir per pasniką valgydavo su aguonų pienu. Na, jeigu turėdavo medaus dar ten, pasaldindavo vaikams, kad jau skanukas būtų. Na, o jau jeigu būdavo kitą dieną ne pasniko laiku, tai valgydavo su spirgučiais jau tada. Tai žinokit, man tas suduvių maistas buvo atradimas. Teko man gaminti, atspėkit gyvenime, kai paskaičiau morkų kisielių. Dieve, galvoju, kaip tu iš tų morkų tą kisielių išvirti. Tai žinokit, net pabandžiau iš anksto. Aš daug jo padariau, nes atnešiau repeticiją iš anksto, tai taip išlaižė iki dugno, sakė labai skanu. Iš tikrų morkų, tikras kisielius, jokio verdamas labai paprastai, morkos išverdamos, reikia, kad morkos tas kvapas prapultų, tai reikia dėti truputį kvapo, gvazdikėlių ir cinamono. Ir paskui sutrini visą tą išvirusią morką su tuo reiškia vandenėliu, krakmolo, cukraus dėl rūgštelės spanguolių. Viskas. Skanumas neapsakytas. O ar žinote, kas yra buliabarščiai? Tai dar vienas suduvių valgis. Vat pasakojo, kad suvalkiečiai raugdavo kopūstus su galva. Su galva dabar nepavyko rasti, ir išėjo tik tai su paprastu kopūstu. Čia vadinasi iš knygos patiekalas bulė kopūščiai. Šiaip tai mums būtų dabar eiliniai balandėliai, bet tik tai su grybų įdaru. Ir ten parašyta, kad labai skanu suraugintų kopūstų lapuose suvynioti. O šiaip išverdama perlinių kruopų, užmerkiami grybai, pakepinama su svogūniuku, sumaišoma, ir gaunasi, paragausit, kas gaunasi. Ir karšti su karštom bulvėm. Suduviai darė susilkę labai daug ką, nes pas mus labai gyveno nemažai žydų ir būdavo jau silkių pažyda, tai visados gausi, netgi skolon duodavo. Todėl aš ir pagaminau maltinukai, silkių maltinukai, vadindavo maltinukais, bet jokių būdų nemaldavo, nei žuvies, nei silkės, viską kapodavo. Tai čia yra grūstos bulvės, kapota silkė, keptas svogūnėlis, apvoliojama piklevonė ir kepama aliejuje. Ir prie šito dar padarytas yra grybų padažas, džiovintų grybų padažas, užsipili ir labai skanu. Ir dar vienas suvalkietiškas skanumynas – laužiukai. Suvalkietiškai tai laužukai. Ir tie laužukai, jie labai paprastai, vanduo, cukrus ir miltai. Iškočiojama ir iškepama. Ir kartais daromos formos, o kartais net forma nedaroma, tokį ir iškepa blyną, jisai sudžiūsta ir paskui laužo. Ir jie valgomi kartu su aguonų pienu. Jie ištirpsta ir kaip vietoj, kartais netgi vietoj kūčiukų. Ir dar tuos laužiukus labai mėgdavo vaikai. Vaikai tiesiog triaukšdavo. Tai mamos tiesiog paimdavo ir dar biškį vaikams paskanindavo su lazdynų riešutais. Na, o dabar keliaujame į Aukštaitiją. Pažiūrėkime, ką per Adventą ir per kūčias valgė aukštaičiai. Valgyti jie valgydavo kaip ir panašiai turbūt, kaip ir dzūkai. Pieną taip pat laikė per visą Adventą šaltai. Grybavo, grybus raugdavo, žuvavo, žvejodavo, nes ežerų daug. Tai pagrindinė silkė kokiagi buvo? Seliava. Seliava. Iš tikrųjų labai skani žuvis. Būdavo tais laikais turbūt riečkučiam, saujam galėdavo įkabinti iš ežero. Na ir
nekritikuoja, kažkaip tai labai mini visą laiką kaip pačią skaniausią žuvį. Aišku, sakydavo, kad ir be lydekos kūčių stalas neapsieina, bet advente gal ir nevalgydavo. Na ir būdavo aukštaitiški blynai, vadinami raguoliais. Kepdavo ant visos keptuvės, bet tuos blynus kepdavo ne tik iš kvietinių miltų, kaip mes įpratę, bet kepdavo ir iš žirnių miltų, ir iš pupų miltų, ir iš visokių miltų kepdavo tos blynus ir, aišku, pasigardžiuodami su kanapėm, su sėmenų aliejum valgydavo. Tai va, ir buvo grūcė. O kasgi grūcė? Grūcė tai tiršta sriuba. Sakytumė, ar ne? Pagaminot grūcės. Tai papasakokit, kaipgi tą grūcę gaminot. Grūcė, kaip sakoma, yra tiršta sriuba, bet jinai tarp sriubytės ir košytės. O kur tas? Mano yra paruošta grūcė perlinių kruopų su grybais. Džiovintais grybais ir svogūnėliais kitais. O sriubytė, kadangi tik tai kruopytės ir papjaustydavo svogūniukų, o tam, kad dar pagardyti, į pabaigą sriubytės virimo įdėdavo cielą silikę. Bet jos nereikia nepervirti. Po to išimama silkė, nukaulinama ir su mediniu šaukštu sutrinama ir sudedama į tą sriubytę. Tai buvo pati skaniausia sriubytė. Va, aš prisiminiau, kad Aukštaitijoje, žinokit, ypatingas dalykas buvo toks iš biednystės, kaip sakant, silkės tai valgydavo, bet jų buvo mažai ir nukaulindavo ir tuos kaulus sudžiovindavo, sumaldavo ir ant duonos užsibarstydavo ir va šitaip iki pat galo su kauliukais visais suvalgydavo. Dabar man taip įdomiai gavosi. Aš esu šiaip žemaitė, bet traukiam burtus ir ištraukiau pagaminti aukštaitišką patiekalą. Bet jeigu jūs leistumėte žemaitišką penon, galiu papasakoti, nes pas mums Žemaitijoje irgi toks patiekalas buvo. Nu tikra buvo. Paprasčiausias popekės, va. Vakaras iki tų kalėdų, kučių, vakalės, išaižydavom tas popelės ir jau ką reikdavo laukti kučių, tai mamalė apdirbdavo, iš pat vakarą nas pamerk, juk greta neišversi. Iš vakarą pamerk, rytą metą verda. Verd gliuga nuostin, kvaps nekaži koks, Bet, kad būtų skaniau, pripjaustydavo cibulis, pakepindavo ir ant tų pupelių užversdavo ir būdavo skane. O jeigu norėtumė dar skaniau, tai pamaldavo kmynų, pagrūdanus ir anus užbarsta. Ir tada tos pupekės į kvapą skanitor ir labai gers valgys, ant jį suotus. Ne kažkoks mundrus, bet labai suotus. Saujelį suvalgė jau suotus. Ir dar pasakoja taip, kad vyriausias, kas jau prie to stalą sėdėdavo, paėm saujelį tų popų į burną, o kitą saujelį met į lubas. Ir taip stengas, kad nors kiek tų pupėlių nukristų ant stalą. Ir sakydavo, jeigu jau ant stalą nukrita, tai kiti metą būsuoti ant to stalą, visko turėsim. Čia aukštaičių ir, bet pas mumis Žemaitijoje buvo taip. Mūsų krašte buvo labai biedni žmonės. Ir jie kartais neturėdavo netgi miltų. O kviečių visada turėdavo. Tai čia yra sumalti kviečiai, 2 kartus permalti per tą vadinamą mašinką, įdėta grybų, aš dėjau baravykų, bet ne visada turėdavo žmonės baravykų. Ir tiesiog su svogūniukais pakepta, paragausti ar patiks. Aš šį kartą gaminau bulvinius blynus su grybais. Ypatingo, aišku, čia nieko kaip ir nėra. Sutarkuotos bulvės, tarkė padaryta. Tik tai esmė yra ta, kad grybus, dažniausiai tai būdavo džiovinti grybai, juos išmarkindavo, truputį apvirdavo ir būtinai pakepindavo su svogūnais ant sėmenų aliejaus.
tik ant sėmenų aliejaus. Ir pakepintus tos grybus tada suversdavo į tarkę, gerai išmaišydavo ir kepdavo lygiai ant to pačio sėmenų aliejaus. Tai buvo pagrindinis priedas prie visų kūčių patiekalų. Visi regionai turi savo kulinarinius išskirtinumus, Žemaitija taip pat. Vienas būdingiausių žemaičių pasnikinių valgių tai cibulinė. Žemaičiai cibulinę darydavo su grybais. Tai va, tikrai, ne? Tai va dabar ant stalo yra va šitam puodelį, cibulinė su grybais yra padaryta, į cibulinę valgydavo, supildavo. Cibulinė tai yra padažas. Reiškia, kaip ją daryti cibulinė? Reikia daug cibulių, tuos cibulius sučečkavoji, pakepi ant aliejaus truputėlį, paskui miltukų truputėlį ir paskui grybų rasalo. Pačių grybų nedaug reikia ten, bet grybų rasalo. Biški druskikės. Pas mumis tos grybas mari viską būtų. Ai, kad taip, žinai, kad būtų, kad ne tai, kad cibulis, bet dar, kad grybo būtų. Ir viskas, į su žirnių košė yra žirnių, pasipilkit, paskui paragausit, į su bulvėm, labai skanu, tikrai labai skanu. Dar daug kitų patiekalų priruošė Žaisos moteris. Visų ir neišragavome. Tokiu būdu jos atkartojo senuosius advento bei kūčių valgių gaminimo papročius, atskleidė to meto šeimininkių išradingumą, darbštumą ir suteikė galimybę vakaronės svečiams prisiliesti prie mūsų kulinarinio paveldo, paragauti lietuviškus valgius iš kartos į kartą atėjusius į mūsų dienas. Ačiū, Žaisai.